Diskusijoje dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Labą dieną, Vytautai. Labą dieną. Nasdaq personalo vadovė Lietuvoje Rita Čepinskienė. Sveiki, Rita. Asta Mikalajūnienė, HR specialistė ir darbuotojų apklausos tyrimo bendra autorė. Ir Simona Lėverienė, Swedbank karjeros centro vadovė. Taip, sveiki šį rytą, man atrodo, kad mes labai efektyviai einame per temas, o dabar bus labai įdomu išgirsti visgi, kaip viskas vyksta realiam gyvenime. Božena? Ačiū labai, Laura. Sveiki, mėlieji pašnekovai. Matau, kad Rita dar nepasijungia, bet mes jai dar suteiksim laiko prisijungti. Tad pradėkime nuo viceministro. Labas rytas, dar kartelį viceministrė. Užduosiu tokį strateginį klausimą šitam projektui. Kaip jums atrodo, arba galbūt jūsų žiniomis, ar yra planų vykdyti iniciatyvas, palaikyti kaip nors organizacijas tame, kad jos skatintų savo darbuotojus efektyviau, darniau, tvariau derinti darbą ir šeimą? Turime nemažą planą, kuri iniciatyva pareina iš ES direktyvų, nes kur matome pamatinę problemą, vieną iš problemų, kad moteris Lietuvoje labai daug dirba. Ir dirba tiek darbe daug, esame Lietuvoje lyderiai pagal moterų užimtumą, kad jisai tik 1% mažesnis negu vyrų. Taip pat skirtumas darbo užmokesčio irgi yra vidutiniškai mažesnis, jisai egzistuoja, bet jis mažesnis negu ES vidurkis. Tai faktas, kad moteris dirba darbe. Antras dalykas, tada žiūrim stereotipus ir žiūrim praleidžiamas valandas namie, kiek prisideda prie šeimos. Tai vėlgi moteris yra Lietuvos lyderės, tarp lyderių ES ir tikrai ir čia dar daug dirba. Ir tada matome tą problemą, kad tarsi gaunasi, kad darbas dažnu atveju pagal stereotipus vyraujančius, tradicinius Lietuvoje, darbas yra vyro užduotis, o šeima yra moters užduotis, bet ir darbas yra moters užduotis. Ir čia matome, kad yra labai sunku ir tada mūsų noras yra padaryti, kad ir vyrai turėtų, tie vyrai šiaip tai, kurie nori, tarkim, užsiimti ir nori būti su šeima. Ir vakar su draugu diskutavau, jisai skiria tikrai daug laiko šeimai. Bet akivaizdu, matau, kad jisai turi tą tokį spaudimą ir mato, kad kiti vyrai Lietuvoje tai taip nedaro. Kad kažkoks jisai čia yra kažkoks netoks, kažkaip turėtų gal jisai daugiau dirbti, daugiau uždirbti, o ne su tais vaikais savo praleisti, kur iš treniruotės, kaip tik pasiėmęs buvo. Tai bandžiau įtikinti, kad tai yra normalu, kad gerai, ir Harvardo tyrimai ilgi rodo, kad tie socialiniai ryšiai daug lemia ir žmonės būna laimingesni, kurie praleidžia, o iš mūsų pusės mes tada norim padaryti, kad būtų 2 mėnesiai vaiko priežiūros atostogas, skatinam ir vyrai pasimti. Tai jeigu šeima ims, jeigu vyras šeimoje pasims 2 mėnesius vaiko priežiūros atostogų, tai šeima gaus daugiau, negu kad gaudavo anksčiau. Ir aišku, kad ne visi pasims, ir aišku, kad ne visi norės, bet tai, ir aišku, kad neišspręs visų problemų, bet pokytį tai turės, kad daugiau vyrų išeis, bent 2 mėnesius pabus su vaikais, užmegs tą ryšį, pamatys, ką tai reiškia, būti ir jais rūpintis, ir tada supras geriau, supras savo žmoną, supras savo partnerės geriau, supras savo kolegas darbe, kurie derina šitos interesus šeimos ir darbo. Nes yra lengva, jeigu renkiesi tik vieną, yra sudėtinga, kai tu turi abi pareigas ir reikės derinti. Tai čia toks yra pokytis planuojamas, tikimės artimiausių metų pateikti įstatymų projektus ir ateityje čia keisis. Vytautai, kai kalbėjote apie tai, kad yra tarsi nepriimtina arba atrodo keista, kad vyras rūpinasi vaikais, tai tikriausiai mūsų visuomenėje dar keisčiau atrodo, jeigu vyras pasiėma neapmokamų atostogų tam, kad slaugytų savo šeimos narius. Aš norėčiau paklausti, ar jūs matytumėt, galbūt irgi teko diskutuoti ministerijoje, ko tikėtumėtės iš verslo atstovų, iš organizacijų, kur galėtų būti tie sąlyčio taškai tam, kad
sklandžiau veiktų sistemos ir sklandžiau būtų įgyvendinamos iniciatyvos, nes matyt, tai, kad ateina tik tai iš viršaus, ne visada veikia jau pačiose organizacijose, kaip sakoma, ant žemės ne visada veikia. Iš verslo matome gerus pokyčius, nes darbuotojų trūkumas spaudžia verslą pradėti galvoti, kaip ir ką galima padaryti, kad to žmonės prisitraukti. Pastaruoju metu matau, kad verslininkai net pradėjo reklamuotis, ką jie daro ir kokie yra atsakingi socialiai, kaip rūpinasi tam, kad pritraukti žmonės, ir tai veikia. Ypač ir tyrimai rodo, kad ypač jaunoji karta tą žiūri ir vertina, tai matome gerėjančią situaciją. Kita vertus, reikia turėti omeny, kad sunku kažkokias sąlygas labai sudaryti, jeigu yra gamybinio pobūdžio darbas, kaip pavyzdys, kur pamainom dirba po 12 valandų pamainose ir ten mažai ką gali padaryti. Ir mūsų ekonominė struktūra, reikia pripažinti, yra sudėtinga iš tos pusės, nes viena vertus statistiką turime mažiausiai ES aukštos pridėtinės vertės darbuotojų procentinę dalį, ir OECD nesenai rodė, kad turime mažiausiai prasmingų darbų Lietuvoje. Tai yra iš OECD dalyvių, kuomet žmonės atsakinėjo, ar jūsų darbas yra stimuliuojantis ir įdomus, tai lietuviai buvo paskutiniai vietoj pagal tai, kurie atsakė, kad turi tokį darbą. Tai iš verslo pusės, ką reikia daryti, žiūrėti, kurti tokias darbo vietas, kurios kūrė didelę pridėtinę vertę ir kurie būtų stimuliuojantys žmogų. Ir tada kaip, jeigu mes daug uždirbame per valandą, randame būdų, tai mes galime mažiau valandų dirbti. Nes šiai dienai matome, kad ekonomikoje situacija yra tokia, kad dažnu atveju ieškome, kaip padaryti pigiau. Ir jeigu žmonės kiek dirba, tai ne kaip efektyviau padaryti, bet kaip tiesiog daugiau žmonių pigių arba kaip daugiau valandų. Nes vėl kita statistika, kad lietuviai dirba vidutiniškai 100 valandų daugiau negu kad kitos 35 OECD šalys. Tai, kai daug laiko praleidi darbe, tai irgi sudėtingiau yra gerokai derinti ir skirti laiko šeimai. Tai iš verslo pusės aš nuolat einu ir kartoju, kad reikia žiūrėti, kaip efektyviau daryti tai, ką darome. Nes ir čia ir verslas yra suinteresuotas, nes tai leis daugiau uždirbti. Ačiū labai už tokius įdomius duomenis, dėja kai kurie šokiruojantis duomenis, kad pirmaujame ne ten, kur reikėtų. Paminėjote lankstumą. Tiek dėl darbo pradžios pabaigos gamyboje, tiek dėl darbo vietos. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją dėl galimybių susitarti su darbuotoju, būtent dėl lanksčių darbo valandų, dėl laisvo individualaus pasirinkimo, kuris yra visą laiką linksniuojamas, ypač profesionalų bendruomenėje, kad einame dabar link individualaus pasirinkimo, individualaus susitarimo, kaip Jūsų akimis tai dera su dabartinė egzistuojančia teisinė sistema? Iš teisinės pusės yra sudėliota neblogai. Dar 2017 Liepos mėnesį, kuomet buvo priimtas naujas darbo kodeksas, tai jisai buvo, sakyčiau, tikrai pažangus. Ir yra pažangus dar ir šiai dienai, nes matėme, kad atliepė ir kovidinė situacija ganėtinai gerai. Ir ten yra pakankamai nuostatų leidžiančių darbdaviams ir darbuotojams lankščiai susitarti. Tai ko dažniausiai trūksta arba noro, arba fantazijos, kaip tą padaryti. Tai iš teisinės pusės tikrai galima. Bus artimiausių metų pakeitimų dar į tą pusę, bet iš tos pusės, kad daugiau paskatinti ir pačius darbuotojus įrašyti, kad jie turi teisę kreiptis ir žinodami, kad jie turi teisę kreiptis ir patys žmonės galbūt tą dažniau ir drąsiau darys. Nes darbdavys irgi negali atspėti ir negali minčių skaityti, ko tam žmogui reikia, kad jam būtų geriau. Tai iš tos pusės irgi planuojam tam tikrus neesminius, sakyčiau, pokyčius. Ačiū už tą įžvalgą. Tikrai labai gražiai pabaigėt, kad kartais irgi iš nežinojimo. Tu dar vadovaujas tą informaciją, kurią turėjai prieš 10 metų ir nežinai, kad jau pasikeitė dalykai. Ačiū labai, viceministrė, o kadangi paminėjote informavimą pačių darbuotojų išėjimą, kalbėtis apie tuos dalykus, tai aš norėčiau pakalbinti dabar Rytą. Ir mes esam ne vieną kartą kalbėjusius, ir aš girdėjau taip pat jūsų diskusijas įvairiose formatuose apie palankios karjeros ir šeimos kultūros
kūrimą. Rita, gal galėtumėt pasidalinti, ką Nasdaq daro šio klausimu ir kaip jūs suprantate, apie ką čia? Tai labas rytas visiems, ačiū Božena, ačiū Vytautai. Iš tiesų, turbūt kultūros klausimų, ar ne, iš darbdavio pusės pirmiausia svarbu galbūt suprasti, kad darbuotojas tai yra ne tik žinios, patirtis ir kompetencijos, kurios yra reikalingos darbui atlikti, bet tai yra pirmiausia, mes samdome ir žmogų, ar ne, kuris ateina su savo esama kontekstu, esama situacija, šeiminiam gyvenimo aplinkybėm į darbą. Ir dažnai galvojant apie šeimos darbo, šeimą, darbą ir darbuotoją, ar ne, kyla vaizdinys motinystės atostogose esančius darbuotojus ir kaip darbdavys kuria tą aplinką būtent tokiose sąlygose. Vis dėlto turbūt savoka darbuotojo šeimos derinimo yra daug platesnė, nes šeima tai yra ir darbuotojas ar darbuotoja turinti tėtį, mamą, giminės, tas, kuris globoja artimuosius ir yra taip pat tėtis kaip toks, ar ne, o ne tik mama. Tai vėlgi ta samprata pirmiausia yra būtina pradėti tą kultūrą kurti ir kurti tą dialogą, į kurį einam kaip darbdavys su darbuotoju, suprasdami, kad jisai turi įvairias gyvenimo aplinkybės susijusios būtent su šeima ir jeigu norime to ilgalaikio tvaraus sprendimo darbuotojui pritraukti ir išlaikyti, tai turime turėti tas aplinkybės ir jos šeiminės galvoje. Tai pirmiausia, pradedam nuo to. Gal galėtumėte paminėti, ką darote vėliau, nes toks visada kalbėjimas apie kultūrą yra šiek tiek aptakus dalykas. Ir kai kas nors paklausia, tai ką man daryti, kad sukurčiau tą kultūrą, neretai būna, čia reikia šį bei tą, tai apibrėžimas savokų, aš taip suprantu, kad yra žingsnis numeris 1, ką su tuo daryti toliau. Tai teisingai sakote, Božena, pirmiausia, tai tas išeities taškas yra pati samprata ir tada galvos, ir net kokiais veiksmais aš kaip darbdavys tą toną sukuriu, demonstruoju tą rūpestį darbuotojams, kokias naudas aš siūlau, kaip reaguoju ir padedu, kai kyla šeiminės aplinkybės, tėvystė, netektis, negalavimai, vaikų užimtumo rūpestis, ugdymas. Tai, sakykime, iš Nasdaqo pusės, jeigu taip dalinantis tokia praktika, ar ne, tikrai esam dar kelyje tobulinant, ar ne, tas veiklas ir iniciatyvas, kurias viduje turime, bet pirmiausia, tai pradedame nuo tono, tai kokį užduodame toną nuo pat vadovų lygmens ir lyderių įmonėje, ar ne, kad garsiai apie tai kalbame, jog mums tai rūpi ir kad tai galima matyti ir mūsų politikos, ir mūsų procesuose, ir mūsų vertybėse galų gale. Esame darbuotojų bendruomenių iniciatyvos tokie kaip atstovai ir kuriame bendruomenės pagal įvairius darbuotojų interesus ir viena iš bendruomenių būtent ir yra tėvų ir globėjų bendruomenė, kur mes juos kviečiame jungtis ir dalinamės patirtim, praktikom, įvairiais tips and tricks ir patarimais, kaip vis dėlto arba klausome jų, kas jiems yra svarbu, ar ne, ko jiems reikia, kokius poreikius galėtumėm atliepti. Tarkim, ir vakar buvo tokia sesija su darbuotojais iš šitos bendruomenės, kur bandėme atreaguoti į šiandieninį kontekstą, ar ne, kaip mes galime jums padėti ir kokį rūpestį išreikšti. Kalbant apie dėmesį, pavyzdžiui, šeimos gyvenimo įvykiams, turbūt teikiame tokia įprasta praktika yra pasveikinti su šeimos pagausėjimu, ar ne. Tikrai per COVID pasikeitė požiūris į darbuotojo sveikatą ir gerovę. Tai siūlymas įvairių paramos priemonių ar ne konsultavimo prasme, tarkim, ypatingai darbuotojų, kurie turi išskirtinės šeiminės aplinkybės ar globoja sergantį asmenį ar ne, tai kad turėtų su kuo pasitarti. Tai siūlome platformą, kurioje darbuotojas gali pasirinkti konfidencialiai pasikalbėti su profesionaliu terapeutu arba coachu vadinamu, ar ne, kad galėtų gauti kažkokią pirminę pagalbą. Rūpinamės vaikų užimtumu, teikdami darbuotojams tėvams ar ne tokią alternatyvę platformą, kur galima vaikus užregistruoti vairioms veikloms, tarkim, jeigu namie yra situacija, kokią aš turiu šiandien, vaikas namuose, man reikia dalyvauti ar ne, ir tada aš galiu pasirinkti tokią galimybę ir galbūt suteikti kažkokią veiklą. Ir kalbant turbūt apie motinystės atostogas, Rasta tikrai turi įdomų tyrimą šito klausimu, bet
Tikrai, vėlgi, tai yra nuo pat pradžių iki pat galo visas procesas, ar ne, kaip mes kaip darbdavys į tai žiūrim, kaip mes sutinkam tą naujieną, kaip mes išlydim darbuotoją, ką suteikiame per motinystės atostogas, bandome palaikyti ryšį, įtraukti į renginius, veiklas, peržiūrėti atlygį mūsų metiniuose cikluose, kad užtikrinti ar ne tą konkurencingą lygį. Na ir grįžtant lanksčios darbo sąlygos, vėlgi tai yra tai, kas padeda. Na ir turbūt lankstumas apskritai kaip toks, kalbant apie šeimos darbo derinimą, yra tas, kur mes irgi žiūrime, kad galėtumėm ar ne darbuotojams atliepti jų poreikius būtent iš tos pusės. Gal Rita užduosiu nepatogų klausimą, bet ar nesusidurėt su prieštaravimais arba nepasitenkinimais iš tų, kas neturi vaikų ir neslaugo tėvų? Taip, tai tokį klausimą iš tikrųjų turim ir mes vadovaujamės vis tik tais principais, kad iš bet kokios aplinkos atėjęs žmogus gali turėti potencialą darbe atsiskleisti. Tai skiriame lygiai taip pat, kaip ir sakau, tas bendruomenės, kalbam dabar apie tėvus ar ne arba globėjus, kurie turi ar ne tokius įsipareigojimus, darbuotojai, kurie turi kitokius įsipareigojimus, vėlgi jie gali rinktis iš kitokių galimybių, kurias mes siūlome kompanijoje, bet stengiamės tą, kaip pasakyti, dėmesį paskirstyti, bet aišku, kad daug girdisi ypatingai įtemptose aplinkybėse, ar ne, vis tik tai tų iššūkių ar nekylančių, kalbam daug apie šeimas, bet lygiai taip pat daug reikia kalbėti ir apie tos, kurie neturi šeimos, nes tada kiti dalykai tampa svarbus ir tada gal kalbam apie irgi kitokį rūpestį. Tai tikrai ir patys darbuotojai kelia tokius klausimus. Ačiū labai, Rita. Paminėjote taip pat vienodo darbo užmokesčio užtikrinimą ir žinau, kad Swedbank turi irgi nemažai projektų susijusių su būtent šitom iniciatyvom. Sveiki, Simona, gal galėčiau jūsų paprašyti tiesiog papasakoti daugiau ir detaliau apie ką čia būna tos iniciatyvos. Taip, sveiki. Iš tikrųjų, turbūt gal ir visiems yra žinoma, bet nes mes apie teisingą darbo užmokestį kalbame jau pakankamai seniai, ar ne? Ir ypač apie finansinėme sektoriuje, kad mūsų iš tikrųjų vienas iš strateginių tikslų netgi yra tas teisingas darbo užmokestis. Ir mes su teisingo darbo užmokesčio iniciatyvom ir pačiu tikslu pradėjom dirbti gal nuo 2015 metų. Pradėjom turbūt ir analizuoti, nes iš tikrųjų irgi nežinojom nei kaip tai daryti geriausia, nei kokios buvo metodikos, iš tikrųjų nieko neturėjom, bet analizuodami savo duomenis radom tą tokią tinkamą metodiką, kuri tiko, nes vis tiek mes esam tarptautinė organizacija, tai visoms 4 šalims. Ir iš tikrųjų labai džiugu yra, kad mes tą skirtumą pradėjome matuoti, jisai iš pat pradžių pas mus buvo apie 5% ir dabar mes esam sumažinę iki mažiau negu 1%. Jis aišku truputėlį kinta, nes vis tiek atsiranda per metus ir naujų darbuotojų ir visokių pokyčių, bet tikrai nebūna aukščiau negu 1%. Ir, sakyčiau, vienas didžiausių nuveiktų darbų iš tikrųjų tai yra atlygio peržiūrėjimas grįžus iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojams, nelaukiant metinės peržiūros. Nes įprastas procesas turėti metinę peržiūrą, o šiems darbuotojams peržiūrim iš karto, kai jie grįžta. Nes dažnu atveju vaiko priežiūra reiškia karjeros pertrauką, dėl kurios atsiranda kompetencijų, darbo patirties ar atlygio atotrūkis, kuris iš tikrųjų pasak tyrimų išlieka per visą karjeros laikotarpį. Todėl tokiu būdu mes siekiame užtikrinti, kad darbuotojų atlyginimai neatsiliktų nuo kitų kolegų ir nesusidarytų atotrūkis. Ir ši priemonė mums iš tikrųjų stipriai padėjo siekiant to teisingo atlygio ir mažinant nepagrįstą skirtumą tarp tas pačias pareigas užimančių darbuotojų. Astos su bendraautorėmis tyrimas parodė, kad 70% žmonių, kurie yra arba neseniai buvo vaiko priežiūros atostogose, planuoja keisti arba jau pakeitė darbovietę. Ar jūs kaip nors fiksuojate, matuojate šitą rodiklį ir kokia situacija yra jūsų įmonėje? Mes galbūt taip tiksliai nematuojame, bet mes esam labai stipriai orientuojamės į karjerą ir iš tikrųjų suteikiam tas visas galimybės, kadangi esam didelė organizacija, turėti tą vidinės tas karjeros galimybės darbuotojams esantiems ar ne organizacijoje.
Ir tam iš tikrųjų yra labai svarbu tokie, gal sakyčiau, kelios priemonės. Tai visų pirma, jeigu kalbant apie vaiko priežiūroje esančius darbuotojus, tai yra labai svarbu išlaikyti ryšį su jais. Tai labai svarbu juos informuoti apie tai, kas vyksta organizacijoje, kokie pokyčiai ir lygiai taip pat informuoti apie tai, kokios karjeros galimybės ar ne yra organizacijoje, nes dažnu atveju, kai žmogus išeina į vaiko priežiūrą, tai pasikeičia galbūt ir poreikiai, ir tikslai, ir tikrai pradeda žvalgytis tų karjeros galimybių. O kitas dalykas, kurį irgi mes taikome organizacijoje, tai yra karjeros konsultavimas. Tai ir iš tikrųjų paskutinius metus mes labai stipriai fokusavomės į tą karjeros konsultavimą ir labai skatinom darbuotojus ateiti pas mus, pas karjeros konsultantus ir pasikalbėti, pasiplanuoti savo karjerą, ar prieš išeinant į vaiko priežiūrą, ar net ir vaiko priežiūros metu jie gali kreiptis, ar ir grįžus. Ir iš tikrųjų šitas rodiklis išaugo 40% ir mums tikrai dėl to yra labai džiugu, kad mes sulaukiam tų žmonių, kurie tikrai nori kalbėti apie savo karjerą. Tai čia gal sakyčiau tokie pagrindinės tos priemonės ir kaip mes dirbam su tuo. Ačiū labai, Simona. Aš manau, kad mes dar turėsime vieną raundą trumpo tokio pareflektavimo apie praktikas. Visgi tikiu, kad nei įstatymai, nei darbdavio pasiūlytos iniciatyvos neveikia, jeigu jos neatitinka darbuotojų lūkesčių. Tai Asta, sveiki, jau anonsavau šiek tiek savo prezentaciją, jūsų tyrimą, bet papasakokite, prašau, mums pagrindinius dalykus, kuriuos atradote, apklausę darbuotojus, kurie yra arba buvo neseniai vaiko priežiūros atostogose. Sveiki. Tai jeigu taip trumpai, girdėjau aš tą 70% ar ne linksniuojamą skaičių, tai patikslinsiu, 70% darbuotojų, kurie per paskutinius metus buvo vaiko priežiūros atostogos ar ne, ir iš jų jau grįžo, tai ar grįžo arba planuoja keisti, ar ne, o 53% darbuotojų, kurie šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, neplanuoja grįžti arba planuoja grįžti tik laikinai. Tai čia toks patikslinimas, o jeigu taip apie tyrimą apibendrinti trumpai, pakankamai sudėtinga, bet pabandysiu išskirti keletą įžvalgų. Ne? Tai ką mes apklausėm 800 respondentų, tai visai nemaža imtis ir ką pamatėm, kad yra tiesioginis ryšys tarp įmonių ryšio palaikymo ir darbuotojų sprendimo grįžti arba negrįžti. Dar ką pamatėm taip pat, kad yra prasilenkimas tarp to, kokios priemonės įmonė siūlo ir ko norėtų darbuotojai. Tai kai įmonės siūlo daugiausia tokį ryšį palaikymą per vadovą, pramoginius renginius, labai nedaug 8% siūlo, kviečia darbuotojus į edukacinius renginius, darbuotojai tuo tarpu norėtų daugiau edukacinių renginių, darbinių susitikimų ir taip pat to atlygio lygio palaikymų. Ką labai džiaugiuosi girdėdama, Swedbank ar ne, daro tikrai nemažai dalykų ir atlygį, ir kaip girdėjau, ir naujienlaiškius, ir Nasdaq'as daro, tai labai džiugu girdėti, kokia yra ta patirtis pažangiose įmonėse, bet deja ne visos įmonės yra tokios pažangios. Kas dar šokiravo truputį, kad išėjimo momentu jau yra apribojamos prieigos, paimamos priemonės ir kas truputį šokiravo, kad tik tai 20% įmonių paprašo asmeninio kontakto ir tik 10% paklausė darbuotojo, ar tu norėsi, kad įmonė su tavim palaikytų ryšį. Tai net, man atrodo, tokio pokalbio nėra ir tokio klausimo dažnai nėra. Dar tikrai toksai akis atverianti įžvalga yra, kad pusė darbuotojų informaciją 50% gauna per savo neformalius kontaktus. Tai vaiko priežiūros atostogų metu kontakto tiesioginio su įmonė nėra, bet labai turbūt didelę įtaką daro, kiek žmogus yra pats įsitinklinęs įmonėje, kiek turi kolegą savo socialiniuose tinkluose ir kiek palaiko su jais kontaktą. Tai gavome tokių atsakymų, kad apie reorganizaciją sužinojau iš savo kolegų, arba apie ten vadovų keitimąsi, apie didelius pokyčius sužino ne iš pačios įmonės, o iš kolegų. Ir irgi toks shocking, sakyčiau, momentas, kad 44% visai nepalaikė jokio ryšio
vaiko priežiūros atostogų metu, tai turbūt tai ir lemia po to sprendimą negrįžti, nes iš kokybinių duomenų matom, kad darbuotojai jautėsi atitolę, nebereikalingi, nebe įmonės dalimi, tai turbūt tai ir lemia jų sprendimą. Irgi matom, kad rečiausiai taikomos priemonės, gerai, gal taip pradėkime nuo to, kad apskritai top 3 būdai palaikyti yra per savo neformalius ryšius, tada nepalaiko ir tada tiesioginis vadovas 26%. Jeigu žiūrim į įmonės taikomas priemonės, tai yra tiesioginis vadovas, kvietimai į pramoginius renginius ir tada trečioje vietoje tiesioginis vadovas. Ir iš kokybinių duomenų irgi matom, kad ne visada tas ryšys su tiesioginiu vadovu yra labai pozityvus. Turime šitą skaičių, bet kartais tiesioginis vadovas išleidžia darbuotoją ignoruodamas arba su žinute, kad bet žiūrėk, vaiko priežiūros atostogų metu jau pradėk darytis kažko kito, nes mes tavęs nelauksim, arba dar būnant darbuotojui neišėjus jau ieško žmogaus neterminuotai į jo poziciją. Ir yra aiškiai siunčiama žinutė. Tai turim tokių įvairių įžvalgų ir tikrai manau, kad įmonės galėtų turėti daug geresnę vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų patirtį, nes šiuo metu atrodo, kad pažangios įmonės taiko priemonės ir sulaukia, didesnė dalis nebesulaukia grįžtančių iš atostogų. Asta, sakykit, o galbūt atkreipėt dėmesį į respondentų, iš kokių įmonių atėjo jūsų respondentai? Ar tai buvo užsienio kapitalo įmonės, ar tai buvo lietuviško kapitalo? Tiesiog, ar pastebėjote kažkokios koreliacijos tarp to, kokio tipo įmonėje dirba darbuotojas ir nuo to priklauso, kokią patirtį jis turi? Tai mes žiūrėjom, kad pasiskirstimas yra pakankamai geras. Turėjom respondentų iš įvairių įmonių ir skirstėm, ar tai yra užsienio kapitalo, didelės, vidutinės, mažos, ar lietuviško kapitalo, ar viešosios įstaigos. Tai pasiskirstimas yra pakankamai geras. Nėra, kad tai tik tai vien didelės, ar užsienio, ar lietuviško. Bet ką pastebėjom, irgi pažiūrėjom į šitą pjūvį, kad daugiausia priemonių vis dėlto taiko užsienio kapitalo didesnės įmonės. Tada užsienio kapitalo mažas ir tada vidutinis, o mažiausiai priemonių lietuviško kapitalo didelės įmonės. Labai įdomi įžvalga iš tikrųjų. Čia tas klausimas labiausiai yra susijęs su cirkuliavimu informacijos, nes mes savo darbo grupėje esame diskutavę, o kam paskui pirmiausiai pristatinėti tą gidą. Tai ačiū, kad atsakėte į klausimą, kas tikriausiai bus pirmi mūsų taikiklyje, kam nunešti tą gidą, kai jis bus paruoštas. Asta, minėjote komunikaciją, kad labiausiai, ar aš teisingai suprantu, kad dauguma nuogąstavimų darbuotojų yra susiję būtent su komunikacijos trūkumais arba trūkumu komunikacijos. Ar turėtumėt patarimą įmonėms, kaip tą spragą užpildyti? Ką daryti organizacijoms? Tai proaktyviai žiūrėti į šitą, nepalikti neformaliems ryšiams, nes nebūtinai tą informaciją iškomunikuos taip, kaip komunikuotų įmonė. Mes matom, kad rečiausiai naudojamos priemonės yra naujienlaiškiai ir kvietimai į edukacinius renginius. Tai tiesiog turėti tą galvoje ir tikrai nekainuoja, nesukelia didelių kaštų siųsti naujienlaiškius ir siųsti pagrindinę informaciją vaiko priežiūros atostogos esantiems darbuotojams ir karts nuo karto pakviesti į edukacinius renginius ar nedarbinius susitikimus, nes pramoginiai renginiai yra fun, bet matom, kad lūkestis yra šiek tiek kitoks. Ir procesai irgi yra viena iš tų įžvalgų. Mes iš kokybinių duomenų matom, kad darbuotojai dažnai skundžiasi, jog chaotiškai viskas vyksta. Kad chaotiškai vyksta išėjimas, nėra sudėliota informacija, reikia pačiam ieškoti, klausinėti kitų darbuotojų. Tada išėjimo metu tokia tyla ir kontaktavimas kolegų, o grįžimo momentų irgi ta patirtis yra tokia šiek tiek neigiama, nes pats darbuotojas bando kontaktuoti įmonę, klausti, tai kokia čia dabar ta tvarka, ką man daryti,
prieš kiek laiko čia informuoti ir panašiai. Ir tas kuria tokį dvigubą stresą, nes tu adaptuoji vaiką į ugdymo įstaigą ir dar tau nėra iki galo aišku, kaip čia bus įmonė ir koks darbdavio požiūris yra. Tai turbūt grįžimo momentų tikrai labai rekomenduoju patiems darbdaviams susisiekti gerokai prieš, papasakoti, kaip čia bus, papasakoti, o kokias priemonės mes taikom, jeigu mes leidžiam darbuotojams grįžti tarkim, kažkiek valandų, ar ne tas 8, ne pilnai darbo dienai, tai apie tai komunikuoti. Ir sudaryti grįžimo planą, įtraukti į edukacinius renginius. Tai tiesiog proaktyvaus tokio norisi žingsnio. Kita vertus, Božena, aš irgi dabar galvoju apie tos kokybinius. Buvo daug istorijų, dalinosi darbuotojai, bet ne tik apie darbdavius. Tai irgi tą turbūt norisi paminėti. Ir apie darbdavius ir pozityvių. Visų pirma, buvo istorija ir apie tai, kaip žmogus buvo paaukštintas vaiko priežiūros atostogų metu. Ir apie tai sužinojo visi turbūt draugai, net ir socialiniuose tinkluose irgi dalinosi. Bet darbuotojai dalinasi ir ne tik apie darbdavį, bet ir apie valstybės politiką, kad mes norim, kad grįžtų darbuotojai anksčiau iš vaiko priežiūros atostogose, bet dar yra darželių sistema, nes mažiukų visai nepriema, arba darželių darbo laikas netinkamas. Ir aš pati tą esu patyrus, kai reikia bėgti iš darbo viską metus, kad paimti vaiką, kad neliktų paskutinis arba kad spėt būtent iki tam tikros valandos. Tai šituo irgi dalinasi ir gal net Vytautas galėtų pakomentuoti, kad ar yra planų čia kažką keisti. Tai yra ta pati problema ir mes esame įsivardę, ir Europos komisija mums įvardė, kad darželių trūkumas, ypač ankstyvame amžiuje, yra Lietuvos problema. Mačiau, švietimo ministerija turi kelią savo tikslą didinti, aprėpti ir kad būtų daugiau, bet visi procesai pas mus pakankamai lėtai juda. Ar tai dėl lėšų trūkumo, ar dėl kitų priežasčių. O aš tik tais į tą temą, kur jūs diskutavote, iš tikrai labai įdomus tyrimas. Aš norėjau pasižymėti, manau, kad ir iš mūsų pusės, iš reguliatoriaus pusės yra problema ta, kad pirmus metus, kai yra vaiko priežiūros atostogose, mes sakom, kad žmogus negali dirbti. Nes jeigu dirba, tai praranda pajamas, tai vadovai iš karto automatiškai, o negink Dieve, aš nenoriu žmogaus nuskriausti, jie bijo kontaktuoti. Ir tada gaunasi tas bendravimas per neformalų, per kolegas, bet vadovai to nedaro. Tai jūsų labai geras buvo pasiūlymas, kad paklausiu žmogaus, ar galiu susisiekti. Ir jeigu žmogus sako, kad gali, tai taip gali tada susisiekti ir nebus čia joks darbas. Ir viskas gerai, palaikyti ryšį tikrai galime. Iš savo pusės mes planuojam pakeitimus dar padaryti, kad ir pirmais metais žmonės galėtų dirbti, nes natūralu, kad tos vaiko priežiūros atostogų metu išmokos yra ir lubos nustatytos, ir nėra 100%. Tai iki ankstesnio atlyginimo, ką direktyva leidžia, iki ankstesnio atlyginimo žmogus galėtų užsidirbti. Tai nebūtų, kad visas laikas, tai vis dar būtų atostogos, bet vis tiek tada būtų galima palaikyti ir dirbti, nežinau, kelias valandas per savaitę, kad išlikti tam kolektyviai ir žinoti, kas vyksta. Tai čia manau, kad irgi geras pokytis galėtų būti. O kur buvo minėjo šitas dalykas, kad palaiko atlyginimą per vaiko priežiūros atostogas, tai čia matau, kad irgi savo pasiemu pastabą, kad reikia plačiau komunikuoti apie tai, nes tai turi būti standartas. Čia yra įstatymo nuostata. Darbo kodekso, aš advokatas, tai žinau, kad mintinai net darbo kodekso 131 straipsnis. Antra dalis įpareigoja tikslinio atostogų metu žmogui palaikyti atlyginimo kėlimus, kai jis grįžta iš jų. O vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, tai čia tiesa, kad nedaug įmonių matyt žino ir dar mažiau tą daro. Tai čia iš mūsų pusės reikia švietimo didesnio. Ačiū labai už akcentavimą. Ir matau, kad Laura įsijungia, tai tiesiog, Laura, ar mes jau pasiekėm savo laiko limitą, ar turime klausimą? Mes dar turime laiko, aš iš tikrųjų labai norėjau padėkoti viceministrui, nes tai, ką jis paminėjo apie galimybę dirbti, būnant motinystės atostogose, irgi yra vienas iš tikslų, kurį mes kaip lyderė keliame. Tai labai džiaugiuosi, kad ir viceministras pradėjo šią temą, tai mes tikrai norime bendradarbiauti, padėti, ko galime ir tikrai galime pargrįžti, sėsti prie stalo ir padiskutuoti
kaip tą būtų galima greičiau padaryti ir mes visais būdais norime palaikyti šią idėją. Tai ačiū Vytautai, kad jūs pats painicijavot, nes šios temos nelietėm šiandien, akcentavomės į kitas temas, bet jinai yra vienareikšmiškai labai svarbi. Ačiū, Laura. Aš dar mačiau, kad Asta norėjo irgi sureplikuoti. Prašau, Asta. Taip, tai aš norėjau sureplikuoti turbūt 2 momentus. Vienas dėl baimės iš vadovų palaikyti ryšį. Tai taip, išeinant, jei paklaustume, ar nori palaikyti ryšį, tai turbūt susitartume. Ir toks iš tyrimo skaičius, kad 66% darbuotojų nori palaikyti reguliarų ryšį. Nes mes irgi pastebim, kad iš darbdavių yra toks nepagrįstas įsitikinimas, kad žmogus išeina ir nenori, kad su juo būtų palaikomas ryšys. Tai tyrimas rodo, kad tikrai norim ir tik 10%, apie 10% sako, kad nenoriu ryšių. Tai labai toks mažas skaičius. Ir kitas sureagavimas yra dėl būtent darbo pirmus metus. Tai irgi gilinaus, kaip yra kitose valstybėse. Tai yra tos keeping in touch days, kai darbuotojai yra vaiko priežiūros atostogų metu leidžiama dirbti tam tikrą skaičių dienų ir už tai gauti atlyginimą. Ir tai neturi jokios įtakos išmokoms. Tai tas tikrai, manau, kad padėtų turėti tą ryšį ir nebijoti darbdaviui pasiūlyti projektų arba kviesti į mokymus darbuotojo ir už tai atlyginti. Tai tokia mano replika būtų. Mes šioje diskusijoje neliečiam irgi aspekto psichologinės būsenos mamos arba tėčio, kai yra vaiko priežiūros atostogose, bet pačiai teko labai daug kartų išgirsti apie tai, kad aš norėčiau bent jau karts nuo karto prie tų darbinių dalykų prisijungti arba keep in touch days kažkokią formą sudalyvauti. Net ne tik tai dėl kompetencijų palaikymo, bet savo tiesiog pasitikrinimui, kad aš vis dar gaudos, aš vis dar esu įdomus darbdaviui, kolegoms. Galų gale tai yra socialinis ratas, iš kurio tu iškrenti, kai išeini vaiko priežiūros atostogų. Tai tas ilgesys ir ta psichologinė būsena irgi yra labai svarbus aspektas. Ir atskira tema, verta atskiros diskusijos be abejo. Simona, Ryta, galbūt jums irgi sužaidė tiesiog kažkokių asociacijų su jūsų vykdomom iniciatyvom sukėlė tai, kuo pasidalino Asta. Taip, aš norėčiau pasidalinti, Asta, didžiulis ačiū už tyrimą ir kai tik jį pati perskaičiau, galvoju, yra tikrai daug tų veiklų, kurias darome, bet reikia jas dėti į programą, reikia labiau struktūruoti, kurti stipresnį procesą, būtent iš tų duomenų, ką matom ir kad tikrai rezonuoja, kaip sakant, ir su to ryšio palaikymu ir ką stebim kaip tendencija, kad, sakykime, išeinančios į motinystės ar išeinančios į tėvystės atostogas prašo palikti prisijungimus, ar ne, kad arba prieigas prie mokymų platformų. Vėlgi tą patį, ką ir Božena minite, kad iš tiesų likti ir palaikyti tą pulsą, nes tai yra svarbu ir turbūt dar žvelgiant apskritai į šiandieninės rinkos, darbo rinkos tendencijas, mes kalbam apie įkaitimą, darbuotojų trūkumą, tai yra per didelė prabanga viso to tiesiog nedaryti iš darbdavio pusės, ką girdim kaip grįžtamą į ryšį šitų respondentų. Tai norint užtikrinti, norint turėti tos darbuotojus reikia, tai būtinai kreipdėmės ir tvarkyti savo vidinės tvarkas taip, kad patenkinti tos poreikius. Ir dar pridėsiu trumpai, prisiminiau tyrimą vieną, net kur jisai darytas, bet tikrai vėlgi apie tos darbuotojus, kurie turi šeimas. Ir iš darbdavio pusės, kas man įstrigo, ką verta atkreipti dėmesį, kad investuojant ir dedant pastangas, kartais atrodo, kad kur tas rezultatas ir darbo laiką suteikiam, ir įvairias naudas, ir darbuotojai gal ir nėra darbe ilgiau negu kitų ir panašiai, bet iš tiesų iš darbuotojo pusės tas įsipareigojimas matomas iš darbdavio skatina norą indėlį grąžinti, tai reiškia, kad mes darome abipusius mainus ir tą matom iš savo darbuotojų, kai darbuotojai vertina pastangas ir nori tas pastangas, kaip pasakyti, pateisinti tam tikros pusės, kad aš matau, ką jūs dėl manęs darote ir aš pasiruošęs esu daryti atgal.
Tai tikrai svarbus ir naudingas tyrimas, keliantis daug minčių ir noro veikti. Aš taip pat galiu tik iš tikrųjų turbūt prisidėti ir papildyti, kad balansas ar net tarp šeimos ir karjeros nėra užfiksuotas rezultatas. Tai procesas, kuris iš tikrųjų niekada nesibaigia ir todėl reikia rasti, o jo labiau gal ir išlaikyti iš tikrųjų balansą, tai sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad iš tikrųjų jo nereikia siekti. Ir ką Rita iš tikrųjų akcentavo, tai aš pritarčiau, kad darbdaviams tai yra išskirtinė galimybė parodyti ir įrodyti savo rūpestį darbuotojais, parodyti savo tvarų požiūrį į darbuotojus, o mainais jie tikrai gaus už tai tiek darbuotojų įsitraukimą, tiek lojalumą, tiek mažesnę kaitą ir žmonės iš tikrųjų, kurie organizacijoje jausis labai didelė dalimi, nes darbdavys parodė, kad jie yra reikalingi ir jie yra vertinami. Ačiū labai, aš tikiuosi, kad mus išgirs kuo daugiau organizacijų ir įsikvėps tuo, kad turi didesnį įsitraukimą. Kad mūsų diskusija nebūtų vien tik tai apie mažiausius mūsų šeimos narius, norėčiau paklausti, galbūt kuris nors iš jūsų žinote arba turite idėjų, bet dar neišbandytų, ką daryti tada, kai vaikams yra mokslo metų atostogos, vasara. Tėvams 3 mėnesių atostogų neturime. Idėjos. Čia brainstormingą dabar padarome. Aš galiu pasidalinti, ką mes iš tikrųjų siūlome kaip papildomą naudą. Tai būtent yra vasaros stovyklų kompensavimas darbuotojų vaikams. Tai iš tikrųjų labai pasiteisinęs ir darbuotojai tai labai vertina ir labai dėkoja. Tai galėtų būti viena kaip irgi iš sėkmingų priemonių. Puikus pavyzdys, Simona tikrai irgi įkvepiantis. Mes pakartosiu turbūt apie tas pačias veiklas siūlomas, kurios gali būti darbuotojų vaikams suteikiamas tiesiog kaip papildoma, prie tų pačių stovyklų, tiesiog papildomų veiklų finansavimas, papildomų atostogų dienų suteikimas, kas irgi pas mus įmonės viduje kaip pasiteisinusi praktika ir papildomo laiko, tokio lankstaus darbo laiko suteikimas darbuotojams dar ant viršaus tam, kad galima būtų tiesiog laisviau naviguoti būtent tokiu metu. Simona, ačiū už idėją. Tikrai verta įsidėti į krepšelį priemonių. Rita, jau antrą kartą minite tą užimtumo iniciatyvas. Pavardinkite keletą pavyzdžių, kas yra tos veiklos vaikams. Nuo iki, nežinau, nuo programavimo, dailės, susitikimo, nežinau, žaidimų forma. Tai gali būti įvairios meninės raiškos būreliai, kurie būtų, kaip pasakyti, prieinami online formatu ir įtraukiantis tiek mažiausius, tiek iki 18 metų vaikus. Super. Laurai, dabar turiu klausimą. Ar turime klausimų? Turime vieną klausimą. Klausytojai prašo pakartoti nuorodą į platformą ir aš bandau techniškai padaryti, bet man nesigauna, tai aš tiesiog pakartosiu, kad tai yra lyderėsvaldybose.lt ir mes būtinai projekto nuorodom pasidalinsim ir lyderės puslapyje, ir mūsų socialinėse platformose, tai tikrai pargrįšim. O aš, Božena, klausiu, ar mes dar tęsime diskusiją, ar jau po truputėlį einame į... Kadangi mūsų laikas dėja, bet išsenka pagal tvarkaraštį, tai aš manau, kad mes galėtumėm dar tikrai kalbėtis ne vieną kartą ir ne vieną valandą. Bet nepamirškim, kad tai nėra mūsų diskusija, tai yra Lietuvos verslo forumo dalis, nes taip jaukiai diskutuojame. Tai aš gal galėčiau paprašyti tiesiog po vieną sakinį kiekvieno, apibendrinant viską, ko mes čia apsikeitėm ir perduodam eterį kitiems pranešėjams. Gal nuobodus pasidarysiu, nes visur kartoju, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nelabai tinkantį sakinį gal, bet produktyvumas.
Jeigu mes sugebam padaryti per mažiau valandų daugiau, mes galim skirti mažiau valandų darbui ir daugiau valandų šeimai. Tai kiekvienas paieškokim, kaip tą padaryti. Dėkui. Aš turbūt prisidėčiau prie raginimo dalintis, klausyti, išgirsti ir veikti. Ryžtingai. Dėkui. O aš palinkėsiu turbūt kiekvienam darbdaviui rūpintis savo darbuotojų gerovę, rūpintis gerovę apskritai ir galvoti apie tas priemonės, iš tikrųjų, kurios yra svarbios jūsų darbuotojams. Dėkui, Simona. Ačiū labai. Pritariu Simonai ir galvoju, kad turėtume pagalvoti, ką mes galim padaryti geriau, kad patirtis darbuotojų būtų geresnė. Tiek VPA darbuotojų, tiek apskritai mūsų visų darbuotojų. Ačiū Jums labai. Dėl nuorodos dar priminsiu tiems, kas norėtų prisijungti prie mūsų projekto, tai jau yra įkelta į PVPA nuorodą į apklausą, tai yra pvpa.lt/apklausa. Tai tikrai puslapį ir PVPA rasite ir vėliau, kaip Laura minėjo, be abejo, nuoroda atsiras ir lyderės puslapyje. O aš dėkoju labai visiems mūsų diskusijos dalyviams ir kviečiu jungtis, kad gyventumėm jau labai greitai, o ne kažkada, tokioje visuomenėje, kur šeimos ir karjeros derinimas yra ne opus klausimas, o yra natūrali būsena. Ačiū labai, kas buvote kartu ir Laura, perduodu Jums mikrofoną, ekraną, sceną. Iki. Ačiū labai, Božena, ačiū visiems dalyviams. Iš tikrųjų, tas laikas prabėgo labai greitai ir man nuostabu, kad jau yra tiek daug brandos ir sąmoningumo ir ne tik tai tarp organizacijų, bet ir tarp mūsų valdžios institucijose ir įstatymų leidėjai galvoja tą pačią kryptimį. Ir jeigu verslai, organizacijos, verslų vadovai po šiandienos diskusijos į savo atmintinės pasižymės ir į šių metų tikslus įsitrauks pagalvoti apie tai, kas vyksta jų organizacijose, aš manau, mes būsime tikrai pasiekę savo tikslą, nes pokytis prasideda nuo kiekvieno asmeniškai ir tikrai yra labai natūralu, kad didelėme sraute informacijos, sprendimų, rūpesčių mes kaip vadovai dažnai tiesiog nepagalvojame apie tai ir mums atrodo, kad viskas yra gerai, o nebūtinai yra gerai. Tai iš ties noriu pakviesti visus šiais metais į savo tikslus, į savo darbotvarkes įsitraukti ir lyčių lygybės, moterų karjeros klausimus, šeimos ir karjeros derinimo klausimus. Ir manau, kad šio forumo rezultatas, kad mes kaip asociacija lyderė dovanojame tos 2 nuostabius projektus. Lyderės valdybose platformą bei šeimos ir karjero derinimo gairės. Kviečiame visus jungtis, kviečiame kontaktuoti, jei būtų klausimų, bendrauti tiesiogiai. Tikrai organizacijoje yra daug geranoriškų ir norinčių prisidėti ir skirti savo laikas, pasidalinti savo patirtimi narių. Tiesa, aš paskui tik pagalvojau po savo įžangos, kad gali susidaryti įspūdis, kad asociacija lyderė yra vienija vien tik moteris. Mes turime ir narių vyrų ir kviečiame ir daugiau narių vyrų prisijungti dėl to, kad ta visuomenė, kad toj visuomenėje mes visi kartu galėtumėm gerai jaustis, mums reikalinga ir didesnis vyrų įsitraukimas. Tai ačiū labai visiems ir norėčiau pabaigti palinkėdama, kad įvykiai pasaulyje mūsų nestabdytų, siekti to pokyčio, kurio mes siekiame,
kurti visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalinti moteris lyderystei. Ačiū Jums visiems.